Labą dieną. 15 laipsnių. Šiandien jaunimas užsimanė kažką pasprogdinti. Kokios čia bombos, ką? Balionai su vandeniu. Jo. Vandeninės? Jo. Sako, vandeninės yra ir tikros bombos. Tik pasitrauk biškį, gali tave aptaškyti visą. A ne? Gerai. Aš pirmas metu. Pirmas meti? Mesti? Kur tu čia į mane meti? Ne, aš tai mane. 3? Jūs vėliau. Viena daugiau. Pakšt. Gerai, davai. Antras daugis. Pala, dabar. Nu. Antras daugis. Aš pasilik. Duotų. Trečias daugis. Trečias daugis. Liko. Po tavo liko kleckas. Kaspinėlis. Gaspinėlis. Pimpaliukas. Jo, čia tas asiliuko uodega. Ai, čia vat irgi yra. Ir čia vat yra. Ultravioletiniai. Ir šiukšlynės dabar reikia išmesti. O mano kaspinėlis. Nu, linksma buvo. Kažkur ten išskrido, man atrodo. O tai turite dar, kad pažaisti ten. Taip. Pilna kišenė turiu. Bet man prašyčiau ant žolynų jokių nepalikti jų. Jo, mes surinkim. Ir užmesti. Meskit į konteinerį. Vandens. Aha. Jaunimas linksminasi. Šiandieną vėsumas yra, nes turbūt lyjo visą naktį. Tai apsimau jau 2 megztinius. Jo. Gerai, jaunimas sugalvoja, ką padaryti, kad būtų linksma. Ir va taip ir įvyksta jų poilsio valandos, kurios kompensuoja darbo valandas. Ir sodybai gauna tada dvipusį efektą, mamulę. Jau kažką tai šį čia dabar pamokslauja jinai. Gerai, einam pažiūrėti, ką kitas jaunimas veikia. O Greta irgi sugalvoja, kaip reikia poilsiauti sodyboje. Ką darai, Greta? Rašinį. Ką togi? Rašinį. Rašinį rašai? Taip, kalbai poilsį. Va, prašau, tai tu čia dabar tos sodybos romantikos pasisemsi, ne? Kažkas gausis. Geriau nei namuose kažkur tai tenai uždaroj tarp 4 sienų sėdėti ir kompiuteris trukdo, ten telefonas Tai trukdo. man gerai yra. Irgi gerai. Ir aš ten labai gerus rašinius rašau. Ja. Nu, čia dabar bus kitoks. Mokytas sakys, kur čia buvai, kai rašai, kas tai veikia. Ne? Nežinau. Nu, pažiūrėsim. Čia kitas jaunimas. Ką jūs poilsiaujat? Kas vyksta? Neišmiegoji, kas? Labai senai nefilmavau žmonių, kurie prieš darbą, kaip atrodo, kai neina išritinti iš autobusėlio. Dažniausiai pradėti filmuoti, jau valandą būna darbo praėjus, jūs visi veiksme. Nu, ką šiandien veiksi? Nežinau. Miegosi? Su gitara grosi? Gal. O, prašau, svarbu planas. Tomai, ką tu darysi, kai jinai gros su gitara? Nieko. O, irgi planas geras. Planuotojai. Kada pradedam dirbti? Pusė pirmos. Pusė pirmos. Gerai, dabar yra po 12:18. Ok. Mes su Raimondu pjaustysim šitą sieną šiandieną. Tas balkiukas turėtų atsidurti šį čia. Ir tos durys prisisukti prie jo. O va čia į kampą šitas balkiukas turi atsidurti. O Raimondas šiandieną lips į viršų. Aukštalipys bus. Ką tu veiki šiandieną? Padedu jam ir frizuoju šitus visus. Frizuoji, kas čia bus? Balkoną grįžti. Aha. Ką tu veiki? Aš turiu iššakoti visus šitus ir visus šitus. Aha, geras darbas? Ne. Ne? Ne. Tai gerai. Kiek gali būti gerų darbų? Nu gerai. Einam pažiūrėti. Čia vienas kažkoks vaikšto. Ką ieškai? Medinau. Randi?
Nelabai. Buvo vieną pasiėmęs kaip ledo gabaliuką. Su 2 pirštukais. Greta, irgi kažką tai čia veikia. Ką čia veikia Greta? Geras darbas. Bet šiandieną, man atrodo, tavęs nebepuola, ne? Kažkaip negirdžiu. Mažiau? Pamainom nebeina tenai uodai, musės, šūdvabaliai kokie. Nežinau, ten dar nebandžiau. Ten nebandai. Gerai, o Tomas jau deda jos. Puolė toks didelis labai. Puolė didelis? Toks didelis. A. Tai jonvabalis koks, ne? Ne, ten buvo bitė. A, Ne, bitė. širšė. Širšė. Ok, o Tomas šiandieną prisukinėja. Tiksliau jisai va, vieną armatūrą jau yra prijungta koja prie viršutinės kojos. Jisai išsiema grindų lapą ir įsirėžia skylutės ir prikala ir atgal grindis uždeda. Tai va dabar jisai čia jau lapą išėmė ir turbūt gręš storesnę skylę, nes labai sunkiai kalti. Tai va nuo čia iki tenai armatūras deda. O ugnę mes matome šičia, va. Biški baiso, ne ugnė? Ne. Man tai nepatinka tokie. Man irgi. Ai, sukti reikia. Ja, ir laikai, ir varžtas turi nenukristi. Va, maždaug taip turi būti. Vienam čia yra menkas malonumas. Ja, esu daręs. Mes pafilmuosim biškį. Nu gerai, nefilmuosim. Kas čia? Čia šiukšlė, konteinerį. Mes laukom. Niekam nereikia kitos. A tu keiktis mokinaisi čia dabar? Stažuojas ant keiksmažodžių? Ne. Nebejauti jau. Nu, žodžiu, kaktą šiandien prisisukinėja. O čia kažkoks tarpas buvo tarp lentų, ne? Ne? Yra tarpas. Ne, tarpas tarp lentų. Aha. Taip akivaizdžiai matosi koksai centimetras. Čia biški mažai buvo. Reikėjo, kad čia daugiau būtų, tai iš ten mažiau. Nusipatau. Čia krekždis skraido aplinkui, bijo į vidų įskristi, nes tu vat ant kelio esi. Tengi čia lizdas. Nu jo. Nieko. Tegu pastresuoja. Štai kaip išsipjovė mūsų kampas. Ir dabar iš šitą kampą eis šitą geglę. Ir paskui iš kitos pusės Raimondas prisuks tą USB. O kitoj pusėj mes turime nusikrovę spintą. Ir ta geglė jinai bus lygiai su ta USB plokšte. Ir ant viršaus vat, pusė USB, pusė gegnės. Tokį makaroną uždės Raimondas. Ir tas makaronas prisisuks prie gegnės ir prie USB ir bus vientisa. Ir taip iki viršaus va, tos gabaliukus. Va, 1, 2, 3, 4 sudės. Ir bus kaip naujas. Galim bus atgal spintą susidėti. Ugnė užbaigė kaktą. Nudažyta taip pat čia jau yra. Čia vakar nudažė. Žodžiu, čia kol kas viskas baigta. Lauks stogo pratęsimo, kad lietvamzdis eitų ir viskas. Paskui dar turėklai man. Kas čia vyks antram aukštą, nufilmuokim. O. Matos, kad šlavėja turi dvigubai daugiau metų negu prieš tai buvęs šlavėjas. Daugiau dvigubai. Gal trigubai, ne? Beveik. Aha. Gražu. Šiandieną jau pradėsim sandėliuoti čia viską. Gražu. Čia kaip ir viskas užbaigta. Realiai darbo kiek čia liko, tai vat lentikė čia užkišti. Palei kraštą. Daugiau čia nėra darbo. Bet ta lentikė turbūt bus kada nors. O krekždė jinai biškį prisibijo
atvaro čia, pamato, kad užimta, tai atgal. Kaip Tomai darbas? Normalus? Normalus darbas. Įdomu. Nu, kažkas tai šiandien. Tokio, rimto. Tikras namo statymas. O ne paruošimieji darbai. Čia užbaigiamieji jau. Ai, tu čia ištukai 3 lentas, tai tau visus gerai. Gerai. Nereikia. Tai irgi buvo užtikęs. Ne. Kadangi dabar 2 suktukus turi, tai čia daug bėdų dabar yra. Nes žmonėms visiems suktukų reikia. Man reikia 3. Tau reikia 3? Nesai keis galbūt. Nu tai, mes turim 1, o mums reikia 3 suktukų. Nes Mykolas nori balkoną šį čia sukti, Ugnė balkoną ten tą ardyti, Raimundui reikia ir man reikia. Tai 4 reikia, mes 1 turim. O tu vienas pats 2 turi. Gudrus. Turime dar vieną stoikę. Vienu žodžiu, 3 stoikės jau yra. Vieną vakar įvyko ir šiandieną 2 įvyko. Ir dabar lieka duris dar prisukti. Tai pirmą daviau nudažyti. Dabar šliuks. Gerai? Jo. Nu va, dar vieną armatūrą, matau. Tai reiškia, jisai jau kiek, va, žiūrėk, čia yra 3, 1, 2, 3. Tenai yra visos 4. Dar čia 1 bus. Dar 4. Tai šiandieną taip įsibėgėjęs gal ir užbaigs. A ne, Tomai? Negirdėjo. O Greta pabaigs dažyti, galės paskui kitą savaitgalį Tomas jau ir prie gegnių kabinti visą tai.
Čia tau liko dabar tik tos kreivos, ar ne visos? Pas tave čia. Jo. Ir viso. Ai, dar duosim svambalą nudažyti. To metalo gabalo. Mhm. Kokia Vot, svambalas koksai. Kulka, jo. Pasidariau tokį svambalą, tai dabar laukiu, kol dažytoja ateis, tai dažytoja kaip tik yra. Kai svambalas, žiūrėk, tavo ūgio grinai. Geras. Nu, reikės nudažyti. I did all of this today. All of this. Like you see. What did you do, bro? What did you do, bro? No! Okay, don't look at that. Don't visi pajuto. Okay. Žinau, padariau ir dar sunašiau jo. Jo, gerai. pasitaręs. Kaip jis atrodo šiandien? Ką jis ten patarė su... Ką jinai ten patarė su dažais? Gerai, neišmes kamerą. Hihihi. Štai, šio savaitgalio produktas pagrindinis. Viena stojkė, antra stojkė, trečia stojkė. Yra paruoštos prisijungti šitam namui prie šito. Sekantį savaitgalį galima bus dėti koją, paskui tas kojas dvi sujungti ir tada stojkė čia ir stojkė čia. Taigi, kitą savaitgalį gali būti, kad reikės nugriauti šitą balkoną jau. O čia jau mūsų sandėlys pradeda kauptis. Ir kodėl jisai kaupėsi? Todėl, kad kai mes išgriausime balkoną ir nakvosime tenai, mums lovos vietą užėmė visi šitie daiktai. Taigi mums reikia iš pradžių išnešti visus daiktus per balkoną čia į sandėlį. Paskui galima bus jau tenai turėti lovą ir nepergyvensim dėl balkono. Strategija. Vat kiek visko čia yra. Neįsivaizduoju, kas čia, man atrodo, iš viso šito dalyko, gal mano 2 dėžutės tik tai. O visą kitą čia mamulė žino. Taip pat mes turime balkono grindis. Kiek čia turime? 4 įdėtas. Tai Mykolas dar 2 įdės kitą savaitgalį ir čia bus irgi jau užbaigta. Dabar smarkiai lyjo lietus į patį galą, tai neužbaigė. O šitas lietus. Žiūrėkit, kokie pelkynai čia po apačia. Reikia drenažą būtinai pasidaryti, kad visi tie pelkynai galėtų bėgti laukan į griovį, o ne čia kauptųsi. Čia išvis tešlynų rojus kažkoksai. Va, šiandien biškį dar žolytės apipjoviau, nes mamulė apsiravėjo, parodė, iki kur pjauti. Šičia yra jos įžymusis žieminių gėlių rojus. Ir kai jos žydė, mamulė nebetvažiuoja į sodybą. Nu, jos toks biznis yra. Grožėtis, kol dar nežydė. Na, tai va, apipjovau čia žolę. Truputį traktorius buvo užvestas, pamankštintas. Tokie dalykai. Ir Tomas taip pat labai daug jau padarė armatūrų. Viena armatūra, antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta, septinta, aštunta armatūra ir man atrodo čia dar kažką tai. Va, 9. Ir jam liko dar 1 čia, 2, 3. Neblogai sekasi jam. Įsivažiavo ir iš karto jau greitai einasi. Gerai. Man atrodo šiandieną tiek. Susitiksime kitam video. Ate.